Labą dieną. Sveikinasi su jums Saido korespondentas Saulius Mickevičius. Pradėkime Saido naujienas. Dabar pati aktualiausia vietoje žinia, kada gi pasitrauks ta šaltoji žiema. Saido žurnalistai netikėtai sutiko vieną iš šios žiemos svarbiausių veikėjų Barsuką ir paėmė iš šio interviu. Labą dieną. Nemandagu kalbėti pilna burna, bet reikia pasakyti. Kokie debilai čia mane uždarė šitam durnyne. Ir nefilmuokit čia mane. Ir dar noriu pasakyti. Nežinau, ką noriu pasakyti. Dar noriu pasakyti, kad šita žiema bus ilga, nuobodi ir šalta. Ir ji niekados nesibaigs, kol manęs neištrauks iš po šito celofano. Viskas. 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 Naujausiamis žiniomis išsiaiškinome, kad ne per seniausiai vyko vasario 16 renginys. Kaip tik suradau vieną pažįstamą žmogų, Saido lyderį Donatą Ivošką, kuris taip pat ten buvo. Ir ruošiuosi jį pakalbinti. Taigi, Donatai, papasakok savo įspūdžius apie vasario 16 renginį. Renginys buvo išties labai šaunus. Atėjus pasitiko tautiniais rūbais pasipuošę vedėjai, jiems ant rankų užsegė spalvą juostelę. Renginys nei iš tolo nepriminė nei pabodusių Kaune laidotuvėmis kvepiančių minėjimų. Kiekvienas dalyvis gavo po kėdę, kurią pasistatė taip, kaip jiems atrodė geriausiai. Vėliau tai buvo išreikšta laisvė, vėliau šis žodis skambėjo dar daug kartų. Tai Donatai, papasakok, aš kaip tik radau internete radau, kad ten buvo įvairios grupių sudarimai įvairūs ir papasakok, ką tos grupės veikia. Tos grupės visai bandė išreikšti laisvę, tai jie piešė, šoko, dainavo. Ir kiek dabar matau, tai jūsų grupė paėmė pirmąją vietą tarp geriausių, taip? Tarp pačių geriausių. Ačiū, Donatai, tau už interviu. Ačiū. Karštieji mūsų žurnalistai, filmuotojai sugalvojo parodyti ir pasidalinti savo paslaptimis, kaip vis dėlto yra kuriamas ir maketuojamas nulio rėmų laikraštis. Nu, įdėjai pirmą puslapį? Įdėjau. Kiek kartų sakiau įdėjęs prie koncerterio? Tai dabar pietų pertrauka. Kokią tą? Labą dieną. Čia filmuojate? Taip, mes esame iš... Aš nepasiruošus. Mes norėtume jūsų paklausti, ką jūs čia veikiate? Jūs patekote į pačią žaviausią, pačią nuostabiausią visame pasaulyje redakciją, laikraščio Nulis rėmų redakciją, gal matot, labai gerą, norėtumėte sužinoti? Norėtume paklausti, ką jūs šiandien veikiate čia? Šiandien mes maketuojame Nulis rėmų. Va čia turim tokį gyvūnėlį, kaip jau minėjau, jisai dirba prie kompiuterio ir maketuoja. Ir ką jūs maketuojate? Aš jau sakiau, mes Nulį rėmų. Tai galima suprasti, kad jūs pridirbote klaidų ir dabar jas bandote atitaisyti? Apie kokias klaidus jūs čia kalbate? Aš nežinau, aš to jūsų klausiu. Kokias čia klaidos? Nėra čia jokių klaidų. Kodėl jūs sustojate kamerą? Aš sustoju kamerą. Ar galima suprasti, kad jūs kažką slepiate nuo televizijos? O ką aš galėčiau slėpti? Čia viskas labai puiku, čia viskas labai legalu, čia viskas labai nuostabu. O kas jūs esate pati tokia? Aš Nulio rėmų vyriausioji redaktorė. Vardas, pavardė, asmens kodas, batų išmyra. Man mama sakė, su nepažįstamais dalykais nekalbėti. Šiandien mes pristatinėsime naują išleistą Saido numerį, Nulis rėmų, kuris išeina jau 6 kartą. Taigi, trumpai pristatysiu, kokios yra problemos apžvelgiamos šiame numeryje. Dailė, mano gyvenimas, labai graži pana, kurios norėčiau numerį gauti, bet dėja man niekas jos neduoda. Švento Valentino diena, reklaminis triukas, beje, pamiršau paminėti, kad dabar yra vasario 24 diena. Ir neseniai vyko Valentino diena ir vasario 16, tai labai pasakiškos nuostabi šventės.
Taip pat ir užgavėnės vyko, apie kurias šiandien yra aprašyta, nes manom, kad yra ne pati svarbiausia šventė. Todėl ilgai neįsiplėsdamas aš jums pakomentuosiu naują mūsų numerį. Švento Valentino diena – reklaminis triukas. Jei kas paklaustų, kas sugalvojo Švento Valentino dieną, atsakyčiau, jog reklamos vadybininkai. Oho, kokia gili mintis. Tai yra interviu susijęs su karjera. Jurgita Štreimikytė, pirmyn, geriausia Lietuvos krepšininkė šalį garsinusi užsienyje, Jurgita Štreimikytė Virbickienė pagaliau sugrįžo į Lietuvą. Toliau, labai lietuviška lietuvaitė, lietuviškų vardu, bet ne Lietuvoje. Ir, aišku, jūsų sveikinimai. Kita labai aktuali žinia šiomis dienomis, tai praėjusi Valentino diena. Laikraštį parašyta taip. Švento Valentino diena – reklaminis triukas. Mes esam paruošę reportažą, kuris tikrai įrodys, kad Valentino diena tikrai nesusiję su pramonė ir su visom prekybom. Tai tiesiog meilės diena. Ačiū už dėmesį. Kitas karščiausias naujienas sužinosite kitą kartą. Aš tikiu, kad jūs jų lauksite su nekantrumu. Viso gero.